Labas rytas. Mes atkeliavom į Energylandiją. Lenkijoje pernakvojom naktį Tychose, baseine. Vakar viską parodžiau, viską matėte. Tada nuvažiavom, pavalgėm, papusryčiavom, tai įdėsiu nuotraukas, ką valgėm. Visai neblogai, skaniai pavalgėm ir atvarėm į atrakcionų parką. Čiut vėluojam, ne ant atidarimo papuolėm, bet planas viską suspėti per visą dieną ir jau kai važiavom, rodžiau, įdėsiu kadrų. Tai dabar parodysiu, kaip einam. Parkavimo aikštelė tai gigantiška. Nuoširdžiai, žinokit, aš neturiu kaip kitaip pasakyti. Jo, bet štai kalniukai matosi. Ir visur, va čia yra parkingas. Ir parkingas yra ir už parkų, ir šone parkų, visur, kur tik įmanoma. Ten galima parkuotis, o čia dabar matosi vandens kalniukai. Nes šitam parke yra ir vanduo, ir oras, taip sakant. Tai va, varom prie įėjimo į pilį. Štai ir įėjimas. Žmonių labai daug, mes bilietukus jau esam nusipirkę. Tikimės įeiti greitai ir labai excited visi. Žmonių tikrai daug, šiandien yra penktadienis. Primena Disneylandą. Žiūrėsim, kaip seksis praeiti. Štai įėjimas, bandom eiti. Tik įėję, sutikom tokią princesę, kuri mojuoja, sako labas. O mes einam ieškoti, kur yra mūsų fast treko bilietai apyrankės. Ir bandysim filmuoti. Labai sunku filmuoti, nes labai norisi viską pažiūrėti patiem. Bet manau, kad viskas pavyks parodyti ir jum. Papuolė į pasaką. Mantas eina pirmas. Kaip ir minėjau, einam ieškoti savo fast trekų. Štai toks žemėlapis, gigantiškas. Tikimės praeisim. Varom. Nu va, mes po pirmo atrakciono, va taip jisai atrodo. Formulė 1 vadinasi, tuoj gal traukinys pravažiuos. Va, važiuoja ten per kilpą, leidžiasi per tunelį. Vienu žodžiu, atrakcionas. Ui! Didelis, visai smagu, stovėjome eilėj, bet apie eiles ir bilietus papasakosiu video gale. Kol kas varom ieškoti įdomių atrakcionų ir veiklų. Tropikalinis baseinas. Pavyko ateiti iki vandens atrakcionų. Žiūrėsim. Čia gal mažesnė eilė, nes kol kas 3 valandas esam atrakcionų parke, buvom tik ant vieno. Erdvė gigantiška, ilgos eilės, tai daug vaikšti ir ilgai eilėse stovi. Na va, mes jau po vandens atrakcionų. Buvom tik tai 5, kurie skirti vyriausiems, suaugusiems žmonėms. 6. Susitikom lietuvių šuolininkės, labai smagu, pasilabinom. Va taip mūsų atrodė atrakcionai. Štai kalnelį atrodo įspūdingai, bet va šitas va mėlynas labai lėtas buvo nelabai įdomus.
pačiam viršui mėlynas buvo visai smagus. Nu, raudona kamikadzė, kur paleidžia tiesiai iš viršaus, irgi buvo visai nieko, vidutiniškai. O, va, tie buvo labai linksmi, tie greiti, ten daug vandens į nosis pribėgo, buvo labai juokinga. Vat, varom ant atrakcionų, tikimės suspėti bent jau didžiąją dalį. Gaila, bet filmuoti nieko ten negalima, nes viską reikia padėti į spinteles, bet bent jau šalies pabandysim būtinai. Tai vat, varom. Na štai, atėjom į antrąjį jau atrakcioną ir kol daug nėra žmonių, tai parodysiu laukimą. Mums reikia laukti dabar 20 minučių ir štai taip atrodo laukimo zona. Tai yra visur virš galvų skėtukai, kas labai smagu. Ten labai faini drakoniukai, nes atrakcionas vadinasi Drakonai. Ir ten matosi ventiliatorius yra. Tai kaip sakoma, viskas žmonėm. Laukiam. Mes buvom ant to žalio, tai dabar laukiam, pafilmuosim ir jum. Va, ten va kyla. Ten va kyla, kilom. Ir į nasrus papuola. Tai va, varėm ir mes taip pat ir sėdėjom pačiam priekyje, buvo labai smagu. Varom toliau. Pagal planą ir tikimybės einam va tenai, bet ar iš tikro papulsim nežinom, čia eilė. Mantas jau bėgte bėga, fast tracko ir vėl dėja, bet nėra. Žiūrėsim, kaip mums čia seksis. Štai taip. Keliaujam palei upę į savo valteles, tikiuosi. Taigi! Nuplaukėm su valtele, buvo smagu, bet tikrai ne taip, kaip mes įsivaizdavom. Man tai pasirodysi, man tas rodo, koks jisai šlapės. Aš ne tokia šlapia, man truputėlį matyt labiau pasisekė. Man tas didesnis. Varom dabar kažkur paieškot pavalgyt ir einam toliau. Valgom. Pasiėmėm po kebabą. Nagaujam, žiūrim. Bet net atitraukė. Ne, be šansų. Atšokai, ne? Nu vis tiek mes. Nu va, pažaidėm nesėkmingai. Suviliojo, aišku, kad visi nešiojosi tos žaislus ir mums reikėjo, bet nemokam. Ne mūsų yra žaidimai, tai varom į atrakcioną. Ką tik buvom supynėse, buvo visai smagu, tai dabar atėjom į greičiausiai laisvą kritimą. Tuoj parodysiu viską. Prisijungimas su gerom žiniom, pagaliau pavyko panaudoti fast tracką. Štai šitam atrakcione pavyko panaudoti fast tracką. Dabar kyla. Mus ką tik aplaistė vandenukas. Ir tuoj leisis ir žvieg žmonės. Mantas irgi paleido kakarinę. Taigi buvo labai smagu, bet kol filmavau pamečiau Mantą,
Tai tikiuosi to surasiu, o mes varom į kitą atrakcionų parko dalį. Mes nusprendėme atsivėsinti. Varysim ant vandens. Mantas nuvarė į priekį. Čia buvom, visai smagiai pasisupom. Štai tokia upė. Va, važiuoja valtelė. Va ten. Ir to jau leisi su daug vandens. Dar viena. Pravarė kaip griaustinis. Čia pradžia. Nu va, ką tik išsimaudėm. Judėsim į kitą pusę, va, šiek tiek šlapias, nelabai matosi, bet Indrutė gal paskui parodys. Šviesą vaišiom. Smagus atsivėsinimui. Tikiuosi nelis, kad dar spėtumėm bent kažkiek pavaikščiot. Iš tikrųjų, tai tikrai neblogai permirkau. Va, Indrė. Aš beveik sausa. Tik tai va čia krūtinė. Uždengė merginą Indrė, tai liko mergina sausutėlė beveik. Aš iki triusikų šlapės. Vienu žodžiu, Mantas viskas sugėrė. Mes varom toliau, tikimės rasti dar vietų, kur panaudosim fast track. Tikrai taip. Mantas liepia filmuoti šitą miestelį. Čia kavinukės, parduotuvėlės, o mes lekiam, bėgam ant va šito didžiojo atrakciono. Labai skaniai čia kvepia, nors ir mes privalgę, vis tiek mielai galėtume valgyti dar. Tai vat, varom ieškoti ėjimo. Na va, radom fast passą. Mantas skanuoja. Ir aš praeinu. Oi. Ir keliaujame takais takeliais, kažkur ten aukštai. Šitas turėtų būti geras ir greitas. Kas negali nedžiuginti. O ilgas kelias mūsų laukia, prieisim arčiau, prisijungsiu. Viskas, čia mūsų stotelė, turim palikti telefonus ir visus daiktus ir jau toliau lipsim štai ten laiptais ir jau turėtumėm eiti per šlagbaumą. Tai vat varom. Vienu žodžiu, nuvažiavom mes nuo šito dičkio su fast tracku. Keista sistema, nes tik tai patrumpintas pats įėjimas iki atrakciono, o prie atrakciono stovėjom taip pat sėkmingai su visais kitais. Man, kai buvus Disneylande, tai buvo keista, bet čia tokia sistema, viskas tvarkoj. Ir laukiam eilėj, sėdėjom pirmam vagone, tai davė akinius. Tai abudu su Mantu apsiverkėm, kol važiavom, nes greitis tikrai didelis ir tie kalniukai žemyn, kai varo, tai vienu žodžiu, ašarų būta. Ir nusprendėm dar kartelį nueiti, bet pasirodo fast trackas veikia tik vieną kartą vienam atrakcionui. Tai dar keistesnis dalykas. Vėlgi, varom dideliu ilgu keliu. Bandysim papulti ne į pirmą vagoną, o į galą ir galbūt bus greičiau ir bus beveik pabaiga parko, nes visi kiti pasirodė netokie įdomus atrakcionai, kad gaišti laiką. Tai vat, tuoj parodysiu, kaip atrodo iš čia atrakcionas. Tai vat, man tai pamojuosi.
Viskas, lekiam į eilę ir greitai susimatysim. Užsiemam nesąmonėm. I think it's 6. Reikia ištraukti 6. Iškrito didelis. Won't fall down. Okay. Okay, throw the rest and one more duck for you. Throw it and throw. Ištraukiau su 2 ir 1 mačiau. I mean 3. Okay. So it should be 12 now. Nu, žiūrim, ką turim. 1-1, labai smagu. 1-1. 2-2. Bet kas iš to? 6, 8, 10, 12, Okay, so 14. 2, 4, Didelį žaislą gaunam už 14. 10, 14, 12, man 14. reikia. You have 14 points, so you have large one. Or you can play again 3 ducks and try to... Vienu žodžiu, vargais Žalią negalais gavom. Mėlyną gaunam. Tai dabar renkamės, Kažką ką laimėjom. atnešti, tai vat reikės išsirinkti. Which color do you want? Imsim chameleoną, tuoj renkamės spalvą. Vienu žodžiu, laimėjom chameleoną, iš principo tai nusipirkom tikrai taip, bet buvo smagu. Mantas irgi nusipirko savo žaislą. Atmintinę gertuvę puodelį, mėlyną liežuvį, o aš džiaugiuosi štai šitu. O jūs parašykit, prašau, komentaruose, kokį vardą jam duoti. Man tai parodyk mūsų žaislą, prašau. Mums reikia, kad mūsų followeriai pasuk į šoną. Žvairys. Pavadintai. Taip, vienu žodžiu, linksminamės kaip galim. Jeigu neklystam, liko paskutinis normalus atrakcionas. Dar 2. Vienas prie aikštelės tikrai ir galbūt dar 2 čianai. Vienu žodžiu, dar čiučiut. Ir jau turbūt judėsim po truputį. Na va, radom dar vieną su fast tracku. Dedam viską į spinteles. Štai tokios spintelės. Mantas viskas sudeda ir varysim kažkur važiuoti. Ir tavo kokteilis irgi. Įsivaizduok bananą gautumą. Kokteilis dar pasirps. Nu, varom. Labai troškėlį. O, telefoną nepalikau. Ar tai galiu palikti? Taip, reikia palikti telefoną, aš taip džiaugsmingai filmavau. Gerai, viso. Traukinukuose pabuvom, atvarėm ant prieš paskutinio atrakciono. Va, kokius čiupakabrikus pamatėm. Einu mergytė, iš arčiau nufotografuosiu, parodysiu jums. Va, kokia čiupakabrytė. Labai juokinga. O jos draugai jau ten pabėgo toli. Tai va, susitikom, aš įteigiau nosį, kiek matau, nes neatsimenu, kada mačiau save kameroj. Dabar visi keliausim į paskutinį didįjį atrakcioną. Ir paskui po visko galbūt dar spėsim į parduotuvės užsukti. Tai tikimės, kad spėsim ir į parduotuvės, ir visur, ir kad pas mus bus smagus. Ir tikimės, kad atrakcionas bus vertas visos ilgos stovėjimo eilės. Jo, nes eilės dabar ant galo pačio, kosminės visur. Tai va. O viską apie parką, tai papasakosiu, kaip važiuosim automobiliu greičiausiai arba kitame video, nes turim daug ką pasakyti apie parką, kas važiuos į jį, tai bus labai naudinga išgirsti šitą informaciją. Tikrai taip. Na va, kaip galite pastebėti, mes jau nebe parke. Išėjom, laimingi, patenkinti ir jau patraukėm link namų, susivedėm adresus, viską turim, bet planas buvo sustoti parduotuvėje. Tai sustojom Bedrionkoj, lenkiškai parduotuvėje. Einam parodysiu Bedrionką, tai lietuvių kalbą išvertus yra boružėlė. Didelio plano kažkokio apsipirkimo ar kažko nėra, tiesiog taip pasižiūrėti, galbūt kažką rasim įdomaus. Ir prasivaikščioti, pasilisėti, nusipirkti skaniukų į kelionę ir jau traukti link namų. Tai va, tokia idėja, toks planas. Ir tai rodau Bedrionką. Štai. Bedrionkos pavadinimas, graži boružiukė.
ir to eisim į vidų. Tai va, o apie patį parką, apie patį Energylandą, tai turbūt papasakosim jau, kai grįšim namo atskirai, tik tai apie jį, kad nedėt visko į vieną video, nes gausis labai ilgas, tai savo nuomonę apie jį išsakysim kitam video. O jūs kol kas žiūrėkite mūsų kelionę, dar būtinai pafilmuosiu kelią ir viską kitą. Ir galbūt dar prisijungsim kažkada naktį, gal kažkur dar stosim. Tai vat, apsiperkam ir keliaujam. Važiuojam namo. Nu taip, mes Varšuvos dar nedavažiavom. Važiuot mums 7,5 Iki Kauno. valandos. Tai vat, 740 km. Ne. Važiuojam. Ant peties atsigulė. Ai, mokėt už kelius. Kas čia dabar vyksta? Auto avarija kokia. Kad nieko nebuvo. Oi, ne, čia neveža kažką labai chemiškai. Važiuojam greitkelyje Lenkija, taip. Lenkijoje ir Mums labai avarija. pasisekė. Aš niekada nežinojau, kad sustojant reikia rodyti avariukus. Tai naujiena. Žinau, kad avarijų filmuoti negalima, bet jeigu ne tragedija bus, o tik tai daugiau mažiau susidūrimas, tai galbūt pavyks ir parodyti. O mes kol kas stovim kamštyje greitkelyje. Na štai mes įleidinėjame fūrą. Kažkas didelio. Kranas Ir, atvežtas. ir va Mantas sako, kad avarija didelė. Aš spėju, nes kranas atvežtas. Policija. Tas senas Šitą važiuojam. įvažiavo į Dubcę kažkas. Ir čia yra dar sustoję arba galbūt padėjo, galbūt tai liudininkai, nes ten automobilis sveikas. O mes greitai pravažiavę kamštį, greičiausiai jau viskas čia pasibaiginėja, dėl to tos kamštukas mažiukas, tai varom toliau. Na va, mašinai jau tamsu, mes sustojom parkinge pasiruošti nakčiai, pasiėmėm pledus, pagalvėlės, sutvarkėm maistus ir viską kitą, galas jau lūžta, Mantas ready to go. Viskas, su jumis atsisveikinam, nepamirškite paspausti like, pafollowinti kanalo, nes video dar tikrai bus, kelsim, o mes važiuojam, einam miegoti, o jum linkim geros dienos. Gerą vakarą. Ate!